Sveiki vaikai! Pamokos tema – gamtinių medžiagų panaudojimas. Tikslas – panaudojant džiovintus augalus sukurti gražų paveikslėlį arba sveikinimą. Jums reikės popieriaus, džiovintų žolynų, medžių lapų, klijų. Džiovintus augalus reikės priklijuoti. Kaip tai daryti? Augalams priklijuoti naudojamas labai nedidelis kiekis klijų, kurį užtepame gėlytės žiedo viduryje iš apatinės pusės. Lapus taip pat klijuojame iš apatinės pusės, išilga linija per lapo vidurį. Momentiniai klijai spaudžiami tiesiai iš tūbelės, o lipalas tepamas smulkiu teptuku. Pasižiūrėkite keletą darbelių pavyzdžių. Drugelis. Jo sparnai – klevo lapas. Džiovintų pievų, gėlių, žolių kompozicija. Labai tiktų atvirukui. O štai atvirukas. Kompozicija iš sudžiovintų žiedlapių ir rūtų šakelių. Ežiukas. Paveikslėlis. Miškas iš džiovintų medžių lapų. Pavieniai žolynai. Saulė tai medetkos žiedas. Linkiu būti kūrybingiems, sukurti nuostabių darbų, kurie pradžiugintų ir jūsų artimuosius, ir jūsų pačių širdeles. Ačiū už dėmesį, mokytoja Lina.